Kol kas, sakykime, tai futbolas pavasarinis, aišku, dar nėra tos kokybės, kuri turbūt bus po mėnesio kito. Komentuojant tai, ką čia matėme, iš tikrųjų, manyčiau, kad Žalgiris laimėjo pelnytai, todėl kad, sakykime, vertinant paskutinius 20 minučių, kai rezultatai ypač reikėjo Šiauliams, tarkim, 20 minučių Šiauliai nebuvo leidžiami per aikštės vidurį ir manau, kad tai viską pasako. Iš tikrųjų, savo galimybės šiauliečiai turėjo šiek tiek anksčiau, jomis nepasinaudojo, bet jeigu skaičiuotume progas, Žalgiris ne tik įmušė, bet ir progų turėjo daugiau. Gal būtų galima iš Šiaulių komandos kažką išskirti, gal kažkas, kuris žaidėjas įsiminė labiausiai šiandien? Nežinau, man legionierius iš Latvijos, Kozlovas paliko neblogą įspūdį ir galbūt truputį keista, kad žaidė tik pusantro kėlinio, nežinau, kokios yra funkcinės galimybės dabar, galbūt tai kažką lemia, bet mano akimis buvo viena iš pastebimiausių figūrų aikštės viduryje. Kaip visada, ten žaidimas viduryje tai laikosi ant visą tų pačių žmonių, tai yra Kuklys pirmiausia Šilėnas. Jūsų nuomonė šiemet ta lyga susilpnėjo ar sustiprėjo, kaip manau? Lyga padidėjo pirmiausia, o apie komandas manau, kad bus tokių, kurios taškus rinks labai sunkiai. Tai yra, tarkim, lyginant su pernykščiu čempionatu, manau, kad bus panašiai. Tai yra 8 komandos bus kovingos ir galinčios stebinti, o 3 bus norėčiau klyst, bet manau, kad galima jau dabar būti atbrėžti outsider ratą tą numanomą ir manau, kad sezono pabaigoje yra toks, kokį dabar prognozuotų. Kaip manote, kokios Šiaulių galimybės šiemet? Šiauliai yra tvirtas vidutiniokas ir esant tokiai situacijai, aš manau, kad jeigu sėkmė šypsosis, jeigu viskas gerai, Šiauliai gali pakovoti ir tarkim dėl 3 vietos, nes dėliočiau taip, Ekranas ir Sūduva vis dėlto yra stipresnės komandos už visas kitas, o dėl 3 kelias atviras visiems, ir Žalgiriui, ir Šiauliams, ir Kruojai, turbūt, ir Taurui, ir Bangai. Šiauliams pasiseks ir bus galimybė rungtyniauti Europos lygos. Kaip manote, kokias galimybės ten Šiaulių komandos? Ten mes galime turbūt vertinti pagal tai, ką Lietuvos klubai pasiekia. Tai yra galimybės miglotas, kaip visada, bet vėlgi nėra kareivio, kuris nenorėtų būti generolu. Tai yra, jeigu pateks į Europą, eisi žaisti ir manau, kad motyvacija yra dar didesnė negu žaidžiant Lietuvos čempionate. Stebėjote pernai irgi Šiaulių rungtynes, tai gal kuo šiemet Šiauliai pasikeitė, ką pastebėjot? Kol kas lyginti pernykštę komandą ir dabartinį yra pakankamai sudėtinga, nes iš šito dabartinio komandą aš mačiau apskritai antrą kartą ir antrą kartą su Žalgiriu žaidžiančio. Tai yra, mačiau tarp sezono rungtynės ir kol kas vėlgi pagal 90 minučių žaidimo ar netgi mažiau tu nelabai gali vertinti atskirų žaidėjų galimybės. Tai yra iš tikrųjų, kol kas nieko nenoriu sakyti apie naujokus, nieko negaliu apie juos sakyti, nes tik miglotai įsivaizduoju. Tarkim, tu gali pamatyti potencialias galimybės, bet vertinti žaidėją, sakyti, kad jis yra geras ar jis yra prastas pagal vienas rungtynes, tai yra per drąsu. Tai yra, reikėtų žiūrėti daugiau.